Labą dieną, šiandien kalbėsime su akušere Ieva Girdvainienė. Sveiki. Labą dieną, apie pastojimą ir nėštumą. Ieva, gal galite trumpai papasakoti apie save? Tai ačiū, kad pakvietėt. Aš esu akušerė Ieva Girdvainienė, esu klinikos Gandrolizdos įkūrėja, taip pat tėvystės pradžiamokslio, tai yra mokymai besilaukiančiams, kas jums dabar, Karolina, aktualu turbūt, ar ne. Na ir žinoma, esu žindymo specialistė. Tai tokiu, kaip sakau, viskas akušeriui yra po vienu stogu, visko yra daug, nuo šeimos paruošimo, nuo supažindinimo, nuo vedimo tuo keliu, iki žinoma didžiojo įvykio gimimo ir po gimdyvinio kelio, tai yra žindymo ir visų kitų džiaugsmų ir iššūkių. Kas jūs labiausiai žavi toje nėštumo kelioniai, gimdymo tam procese? Kas jums kelia didžiausias emocijas? Man turbūt aš daug metų tame esu, ar ne? Tai taip sudėjus, tų metų yra, turbūt beveik toj 20, kaip gėda būtų besakyt. Ir mane vis dar stebina. Stebina kiekvienos moters šeimos istorija, kai susitinki su ta šeima ir pradedi, tarkim, dabar tai tikrai šeimos susitinkam anksti, ateina ir pasiruošti pastoti, ateina į mokymus, kaip paruošti savo kūną, kaip šitam sprendimui ar ne pasiryžti, galima taip drąsiai sakyti. Tada sužinai kartu, kad šeima laukiasi, stebi tą moters virsmą. Tai yra stebuklas. Kaip negali pasakyti, tai yra, aš mėgstu mokymuose sakyti, gamtos dalis. Tai kaip mane stebina gamta kasdien, ar ne, kuri vienu sezonu yra vienokia žiema, vasara kitokia. Ir mes matom nuolatinį virsmą, nuolatinę apytaką. Tai va taip yra ir moters organizme. Ir tas virsmas yra žavus tom, kad galų gale virsme gimsta dar vienas žmogus, toks kūrybinis procesas, ar ne. Aišku, aš nesu lyrikė, medikai niekada nėra lyrikai, tai reikia pripažinti, kad tas virsmas kainuoja moters jėgų, moters organizmo energijos, taipogi tai yra psichoemocinis virsmas ir labai gražiai sakau, kad gimsta ir mama, ne taip, kad gimsta naujagimis ir dabar mes jau toliau gyvenam. Ne, gimsta abu tėvai dar, nes tėvai turi tapti tėvais, ar ne? Tai prisilies prie to virsmo, nes tu tik tai prisilieti ir palydi, ir palydėti šeimą į tą kelionę, mane ne tai, kad stebina, bet vis dar džiugina. Tai. Smagu girdėti. Ir Ieva, kas pasikeitė per tuos 20 metų nėštumo priežiūroje, toj pačioj kelioniai, ką jūs mato dabar, kas vyksta kitaip negu galbūt jūsų karjeros pradžioje? Pasikeitė labai daug. Beprotiškai šviesmečiais keliaujame į priekį, tai motinystės, tėvystės ta tema, iš tikrųjų, taip net reikėtų pradėti galvoti, ar ne? Aš esu pati 3 kart mama, tai net ir mano motinystėj nuo 12 iki 3 metų skalės vaikų, ar ne, jau yra tie dešimtmečiai labai kinta. Taip. Tai turbūt kas mane labiausiai džiugina, o kartais vyresnė karta, pavyzdžiui, medikų tai net ir pykdo, tai mano galva tai tas tėvų raštingumas, tas žinojimas, tas galėjimas gauti informacijos, nes aš nemanau, kad gerai buvo anksčiau, kai tik medikas žinojo ir patarė, o mamos gyveno informaciniam neraštingume. Mane labai džiugina, kad į tėvystės pradžiamokslį nuolat susirenka tiesiog krūvos tėvų, mamų, kurie poros pas mane ateina, kurie turi informacijos. Jie neateina tiesiog manęs paklausyti, ar ne, kaip buvo, pavyzdžiui, prieš tikrai gerą dešimtmetį, kur tai mes atėjom čia atbūti, užsidėti varnelę, sako, reikia įti kursus, ar ne. Bet dabar žmonės ateina, sako, mes turim sąrašą klausimų. Va taip, mes pilni žinių, ne, ar tą daryti, ar ne. Kaip jau minėjau, tas ateimas, kad mes planuojam pastoti, mes galvojam, kaip paruošti savo kūnus, tiek vyro, tiek moters, ar ne, koks tas geriausias metas, kodėl, ar tarkim, kokios priežastys yra vaisingumo, kokios nevaisingumo, nes nepaslaptis susiduriam ir su tuo, bet tas, aišku, nedžiugina, o liūdina ir ta tendencija irgi gilėjanti. Vėlyvas amžius, motinystės amžius nusikėlė tikrai gerų dešimtmečių. Tas irgi taip stebina kartais, bet mane, pavyzdžiui, kartu ir džiugina, kad žmonės ateina sąmoningesni, labiau pasiruošę. Kartais, aišku, tos improvizacijos lieka mažiau, reikia pripažinti, ar ne. Turbūt paskutinis mane, kur aš juokauju, jau gal atleiskite pensiją, tai yra dirbtinio intelekto proveržis, kai šeimos
pasitarė, jau gimus naujagimiui, tarkim, aš atvykstu į namus vizituoti ir aš matau, kaip tėtis klausia, ar ne? Aš sakau, žinot, va, man patiria dirbtinis intelektas, aš sakau, okei, bet aš tikiu to dar gyvų kontaktų, nes čia gyvas žmogus, ar ne? Tai manau, kad vis tiek mes ateisime tai, kad appsai ir jie yra, dabar yra išmanieji lapčiai, yra priemonės, kurios padeda prižiūrėti naujagimį kūdikį, tai visokios kameros, vaizdo davikliai ar ne. Ir technologiškėja ta tėvystė ir motinystė, bet tame technologijų etape reikia nepamiršti visą laiką to paties, va jūsų studija tą mums primena, tai yra, kad žmogus yra gamtos dalis. Ir tame mes negalim tik technologijom kliautis, mes turim kliautis savo juslėmis. Labai gera girdėti, kad jūsų toks holistinis yra požiūris, visą tą priežiūrą ir pastojimą. Ir mano dar būtų toks klausimas, kas svarbiausia, jūs minėjot, kad ateina poros pas jūs norėdamos pastoti, susilaukti vaikučių, kas svarbiausia vyrui ir moteriai toj pačioj kelionės pradžioj, kai jie ruošiasi pastoti? Taip, kaip minėjau, tai yra dabar tokia, na gal sakyčiau, tendencija, nors taip tikrai nebuvo prieš kokių keletą metų dar, ateidavo poros jau žinančios, ar ne, kad laukiasi dažniau, kad į mokymus, į pasiruošimą, kaip gimdyti, kaip prižiūrėti naujagimį. Na, o dabar tai labai džiugina mane, kai skambutis ir dažnai iš tėčių būsimų, kas irgi taip labai smagu. Sveiki, mes norim pasikonsultuoti, ar ne, pradedam savo kelionę ir žinom medikų rekomendacijas, ten tarkim, turim išvadą galbūt kažkokią gydytojo, tiek iš vyro pusės, tiek iš moters, bet norim tokio apibendrinimo, kaip mums gyventi, elgtis ar ne. Tai aš susitikus tokią porą visada turiu vieną labai tokį palinkėjimą, aišku, ryškų, sakau, dabar žiūrėkit, mes paplepėkim, bet jūs pirmą pažadat man, kad atsipalaiduosit šitoj temai. Tai svarbiausia yra tas atsipalaidavimas, nes mes nedarom čia projekto. Nors neretai šiuolaikiniam pasaulyje mes daug kur darom projektą. Na, dabar ten buitis, dabar darbai, karjera ir čia toksai kaip višnaitė ant torto, dabar dar kūdikis, ar ne? Tai ne, va šioje vietoje taip neveiks greičiausiai, tai atsipalaiduokim ir tiesiog mes susitikom, du mylinti žmonės ir norim tą meilę pasidalinti. Ir dabar dalinsimės tuom, kom galim geriausiai. Ir kaip paruošti savo kūnus, tai nurimti. Tai pirmas mano būna, sakau, išvažiuokit į kokią ilgą kelionę. Nesvarbu, kas jums patinka, Azija, Europa, šiaurės šalis, tiesiog nukeliaukit, atsikvėpti. Nes kas vyksta kelionėje? Vyksta toksai mūsų sąmonės pasikeitimas. Ne? Mes atsipalduom nuo tų kasdienybės rūpešių, nuo buitie. Kažkur savo slampinėjam, būnam, mėgaujamės, gal ten ir intensyviai lipam į kokį kalną, bet yra visai kita sąmonės būsena negu mūsų rutinoje. Tai pakeiskim, perinkim tą rutiną. Tada tiesiog išbūkim ir neskaičiuokim. Man tai labai svarbu pasakyti, kad ten turim planą, vaisingos dienos, ar ne, ten galbūt ginekologas akušeris sudėlio, o vat šitoj vietoj pabandykim paleisti ir pabandyti pasitikėti savo kūnu. Aišku, moters kūnas turi būti pasiruošęs, tai jau kalbam apie mitybą, tai susidėliokim tą visavertę mitybą, nes nepaslaptis, kad mes irgi pasimėgaujam viskuom ir galim būti sąmoningi ir galvoti, kad mes maitiname sveikai, bet vis tiek nukrypstam ir tų tikrai spastų yra labai daug, kaip užslepto cukraus mūsų produktuose, užsleptų transriebalų ir visokių kitų bjaurių dalykų. Tai va, tai pabandykim savo leisti tokią tobulą mitybą, ar ne? Pagalvokim apie savo miego režimą, kas iš tikrųjų neretai šį porom patariu turėti ar išmanų laikrodį, ar žiedą, kas dabar yra prieinama iš technologinių sprendimų, nes mes net nesuvokiam, kai gyvenam savo rutinai, kaip čia yra, kad, tiesiog kaip ir čia aš miego, viskas gerai, man užtenka visko, bet kai gaunam tas išvadas ant ekrano ar pamatom, kad ne visai taip yra. Tai tas leist savo pamiegoti, leist savo pasidžiaugti, skaityti ar veikti, ką tu mėgsti. Aš mėgstu skaityti, tai iškart man išlenda, hobiais užsiimti, kažkokia malonė veikla, ar ne? Ir tada pereiti per tokius labai bazinius dalykus. Tai yra miegas, miego, aš sakau, net ne režimas, o rutina labai aiški ir mityba.
tai dar toks aspektas. Ir pasižiūrėti, o ką dar aš vartoju, kokioje šalyje aš gyvenu. Mums visiems trūksta vitamino D, tai bendri tie klinikiniai tyrimai, ne kraujo, kurie gali daug ką pasakyti. O taipogi pagalvoti omega 3, ar aš iš vis vartoju, nes neretai žmonės tai tokie pliki, kaip sakau, mes jauni, sveiki, mums nieko nereikia. Nu taip nėra iš tikrųjų, mes turim savo kūnus pripildyti. Tai va taip abiem kartu, ne tik tais moteriai, nes čia va visą laiką šviesa į moterį ir jūs esat šitame etape ir žinot, kad ne, neštumo metu vis tiek gydytojai žiūri į moterį. Taip. Bet yra dar tėtis ir jisai dalyvavo, jie tame procese taip pat labai sėkmingai. Moters kūnas išnešioja vaikelį, bet pirmajam procese dalyvauja ir tėtis ir vėliau jisai dalyvauja. Tai va kaip tėtis jaučiasi. Tai tos bendrinius tyrimus, aišku, jeigu turit gerą šeimos gydytoją, gali atlikti ir šeimos gydytojas, tikrai nebūtina rinktis ten kažkokios ypatingos klinikos, ten orientuotos tik tais į vaisingumą, ar ne? Taip. Aišku, jeigu yra vaisingumo iššūkių, tada mes turim keliauti pas kitos srities specialistus ir jau ten jie dėlioja planą. Bet baziniai dalykai arba baziniai žmogaus šeimos poreikiai, kaip omiegas, mityba ir poilsis, gera nuotaika, va čia yra esminiai dalykai, kaip turim būti pasiruošę. Ir tada jau, aišku, dar susitvarkyti su savo mintimis, nes tas nerimas, va jūs man pritarėt, ar ne? Nes kai sunkiausias dalykas turbūt visoms poroms. Taip, jis iš karto, ar man pavyks, pirmas klausimas, ar man pavyks pastoti, ar mums bus gerai viskas, o jeigu ir pastosim, ar bus sveikas vaikelis ar ne, ar reiks daryti genetinius tyrimus ar nereiks, o kada tas pirmas vizitas. Iš tikrųjų, mes kaip ir gyvenam, labai kaip tik minėjau, čia informaciniam lauke pilnam informacijos. Bet tėvai susiduria tik tais pastojus pirmą kartą arba prieš pastojant, jau pradėjus domėtis su informaciniu šiukšlynu. Chaosas absoliutus, nes tu pats turi atsirankioti, net nėra aišku, ar ne, pasakyk, pritarsit man. O kada man pirmą kartą ateit pas gydytoją akušerį? O kur man registruotis? O po to toliau seka klausimas, o kur man gimdyt? Tai čia jau mes kalbam apie tokius paprastus techninius dalykus. O jau klausimas, ar ne, ar aš galiu, pavyzdžiui, suvalgyti, na nežinau, kepenėlės, nes labai mėgstu ir mėgau visą laiką, arba brysūrio, ne, griežtai draudžiamam. Žinot, ką moteris po gimdymo dabar visos Lietuvoje valgo. Ir jūs gal Karolina užsisakysit. Sušius. Ja, čia yra tiesiog on top patiekalas, kur labai juokinga, nes, nu, o kodėl jūs prieš tai jų negalėjot valgyti, jeigu jūs žinot, arba pati gaminot, arba, nu, nėra taip jau viskas dramatiška, mes turim tiesiog labiau įsigilinti, ar ne, ir pagalvoti. Jeigu aš jaučiu, kad aš, kaip kartais žmonės sako, aš ant išsekimo ribos, bet ir toliau varau, nes, nu, tai kas čia vis, tai palauk, o ką tu darai, kad taip nevyktų, ar ne? Elementarus dalykas, eini miegot laiku ir leidi savo miegot 8 valandas. Pasižiūrim, gal žiūrėk ir nebebus nerimo atakų, nes nu, viskas susideda į tokią didžiulę sniego gniūžtę, tai nebėgti iš karto pas gydytoją išsirašyti stebuklingų piliulių, jų nėra. Yra atsakymas, kaip aš girdžiu save. Labai gera girdėti, gera klausyti. Ir pereinant tuomet, Ieva, prie nėštumo, kaip jūs manot, kokie tie yra pirmojo trimestro didžiausi iššūkiai, kaip prasideda hormonų pusiausvyra, kaip tai veikia emocijas, virškinimą? Nu, jūs pasakykit, Karolina. Aš jaučiausi gerai, manęs nepykino asmeniškai, tai man visa šita kelionė yra nerimo tikrai, nes ilgą laiką mes nesusilaukiam, bet pakankamai sklandi, sakyčiau. Tai taip ir linkiu toliau, kad esate. Kol kas aš tikrai jaučiuosi, bet kaip jūs susidurėt, daugumoje girdžiu, tie pirmasis trimestras, pykinimas atsiranda, moteris neturi energijos, miega. Viską teisingai įvardinat, skaitėt ir girdėjot teisingai. Iš tikrųjų, kaip mes sužinom šeima, pora, kad laukiamės ar ne, tas teigiamas testas, džiugesys ir nerimas kartu, toks chaotiškas jausmas, tada pirmas vizitas pas gydytoją akušerį, ginekologą ar akušerę. Ir nuo čia jau prasideda tas toksai, kaip aš juokauju, lokės sindromas, nes pradžiai, nors ir atrodo, viduj atrodo pasidalintum tau džiugesiu ir
bet supranti, kad niekam nenoriu sakyti, iš tikrųjų iš esmės noriu pasislėpti, užsikasti kokioj nors oloj po daug anklodžių ir pabėgti nuo šito pasaulio. Tai yra labai labai normalus ir kas moteris, kurios taip ir padaro arba nustengiasi taip daryti ir netgi kartais draugės, pavyzdžiui, kokios ir ten pyksta, sako, kur jinai dingo, nu kas čia dabar atsitiko, kažkaip nebeateina niekur. Tai yra labai normalus moters poreikis pabėgti, pasislėpti ir išsaugoti tą brangę, besimezgančią gyvybę. Nes iki 12 nėštumo savaičių embrionas implantuojasi ir labai labai vystosi aktyviai. Ta prasme, kad iki 12 nėštumo savaičių įvyksta viskas, kas yra svarbiausia. Vėliau, žinoma, irgi viskas yra svarbu, vaisius auga, bet iki tol vyksta, tiesiog visatos kūrimas, gal taip reiktų sakyti. Sprogimas įvyksta vėliau, kai gimsta vaikelis, o čia visatos kūrimas. Ir mažasis žmogus atima energiją iš moters organizmo. Taip jau sakau labai kaip vaizdžiai tokį palyginimą, bet atsiranda bendras silpnumas, atsiranda padidintas mieguistumas, gali atsirasti pykinimas, šleikštulys, vėmimas, gali atsirasti skonių pokyčiai, kvapų pokyčiai, net ir garsų pokyčiai, tas juslingumas padidintas moters, ar ne? Todėl, kad šiuo metu vyksta labai didelis kūrybinis procesas moters gimdoje. Ir jinai nenori nieko, jinai nori tik tais pasislėpti ir išsaugoti tą nuostabų kūrybinį procesą. Nuo 12 savaitės turėtų pradėti gerėti, bet kartais mes tai moteris užstringam tam tikrose simptomuose, nes tokia yra organizmo savybė, duotybė, kiekviena esam labai skirtinga, unikali ir tarkim tas šleikštulys, pykinimas, vėmimas, kirtuės moteris kankina ir iki 20 savaitės ir ilgiau ir tai yra be galo nemalonus nėštumo palydovas. Kitas moteris kankina kiti nemalonus palydovai nėštumo, kaip obstipacijos, vidurių užkietėjimai, ar ne, kažkokie žarnyno nemalonus reiškiniai, kitom tas skonių pokytis, kitos sako, aš visiškai nenoriu valgyti, atvirkščiai, nes tas stresas, tas nerimas irgi padaro savo, čia ginekologas sako, kad čia tu turi priaugti būtinai ir čia tuos gramus skaičiuoja ir sveria. Tai va šitoj vietoj vėl galioja ta pati taisyklė. Išgirst save ir jeigu susidūriau su kažkokiu aktyviu nėštumo pirmo trimestro simptomu, tai pagalvoti, kaip galiu savo padėti. Reiškia, tiesiog, pavyzdžiui, pykinimas, šleikštulys ir vėmimas kartais labai sėkmingai įveikiami per paprastus buitinius dalykus. Šilto vandens stiklinė iš ryto, ar ne? Džiūvėsėlių pakramtimas iš ryto. Tokie baziniai dalykai, kurių yra pilnas, tikrai šiuo atveju pilni socialiniai tinklai, internetas, bet moteris sako, aš pabandžiau, man neveikia. Tai jo neveikia, dėk į šoną, bandyk kitą. Ir tiesiog rask savo metodą, kaip išgyventi tą laikotarpį, kuo gali geriausiai. Jeigu aš, kaip juokauju, būčiau kada nors, gal sveikatos ministrė, aš visom moterim išrašyčiau nedarbingumą iki 12 nėštumo savaičių slaptą. Kažkokį reikėtų sugalvoti planą, va čia mūsų politikam tokia geroji naujiena, kuris turėtų tokį, kad ne nėštumas akivaizdus ar ne darbdaviui, bet tiesiog, nežinau, kūrybinės atostogos pavadinimu. Ir moteris turi teisę, dirbti iš namų arba iš vis nedirbti, nes jinai nenori ir negali. Nes kas įvyksta po pirmo trimestro, man neduosit sumeluoti, tos jėgos grįžta. Ir energija vis tada motyvacija atsiranda, tas švitėjimas nėštumo. Nes kaip labai gražiai Karolina pradžiai pasakė, juk čia už viską atsakingi hormonai dar. Ir tie kai kurie hormonai mus taip prislopina, o kai kurie labai iškelia ir papuošia, tai ateina garsusis oksitocinas, meilės hormonas ir žinoma gimdymo hormonas ir 2-3 trimestrą jau jo kiekis didėja organizme ir moteris ir ramėja, nes jisai kartu visus nerimus ir kortizolius ir adrenalinus slopina ir moteris tampa to švytinčios nėštukės. Bet pirmas trimestras yra juodas darbelis ir iš tikrųjų, tai pasiseka kažkam, kam lengvai praeina, kažkas galbūt turi ir kitų prisiminimų. Bet organizmas taip surėdytas, kad jau į 2 trimestrą pradeda augti svoris, pasikeičia nėščiosios kūno ašis, ar ne, pokytis visai kitas, jau ir kartais ir judesys pavargina. Nors noriu priminti, kad tikrai mes turim nepamiršti sveikatingumo. Ir tiek pagalvoti, kaip jau šnekėjom apie save, tai apie savo lėkštę, apie savo miego rutiną, poilsio rutiną,
tiek ir pagalvoti, kiek aš judu, nes lietuvaitės yra kaip tik linkusios, aš laukiuosi. Ant sofos pagulėti. Viskas dabar jau aš tai tuos 9 mėnesius atsigriepsiu, jeigu turėjau ar ne ritmą, sportą ir viską. Tai ne, nieko pakeisti iš tikrųjų, nėštumas tikrai tas šūkis, nors ir mane jisai kartais ir erzina, bet jis yra teisingas, kad nėštumas ne liga, jeigu mes neturim gretutinių ligų ir jaučiamės gerai ir neišsiprovokuoja kažkokios komplikacijos nėštumo ar ne, tai tikrai galim gyventi savo įprastą ritmą, režimą, tai yra sportavot iki tol ir sportuokit, valio, viskas tvarkoja. Tik tai galbūt pakeiskit trenerį, kuris dirba su besilaukiančiom moterim, išmano ir žino, galbūt jeigu per sudėtingas sportas, ten, nežinau, koks nors crossfitas buvo prieš tai, tai tada gal eikit į nėščiųjų treniruotės, kurių yra visokiausių, nuo vandens iki sausumos ir taip toliau. Pasirinkit tai, kas yra malonu, tas labai svarbu, nes mes gyvenime, vis tiek paros bėgi darom ir kažkokių nesuper malonių veiklų, visko nutinka ar ne, tai jau sportas turi būti visiška rutina, bet ir malonus toks ritmas. Taipogi, nėštumo metu pagalvokim apie save, kaip aš jaučiuosi ir kokiu man, nes tikrai gydymas vyks, ne gydymas, o nėštumo priežiūra. Ir forma 113 nešiosios kortelė arba neštukės pasas. Valio, norėjau klausti, ar turi, tai jinai turi būti su jumis visą laiką, tai yra nešiosios pasas, nors ir turim e-sveikatą veikiančią, bet vis dar popierius galioja. Turit pabaigoj mum atvežti tokią ją sulamdytą gerai, nutrintą, reiškia visur nešiojat, ar ne? Tai tengi matom, kiek tyrimų jums atliekam. Ir tikrai pačioj pradžioj, kai sužinot, apsilankot pirmam vizitui pas gydytoją akušerį ginekologą, jisai turėtų jūsų paklausti ir kuom jūs gyvenat, va kaip šnekėjom, kokia jūsų dienos rutina, kokia jūsų mityba, galbūt jūs vegetarė, gal veganė, gal įprastos mitybos šalininkė, ar ne? Taipogi pasitarti, ką jūs galit vartoti, ko galbūt jums trūksta. Nėštumo metu yra labai puikiai priežiūra Lietuvoje ir atliekama begalė kraujo tyrimų. Aš net kartais galvoju, kad tikrai lyginant su kitom šalim, tai mes net perteklinį turim skryningą visoms moterims labai intensyvų, aktualų ir tiek niekad nedarom savo tyrimų, kiek nėštumo metu. Moteris pripranta nuolat ar ne būti badomos. Bet tai yra gerai, nes tikrai matom ir galim pagauti, ko trūksta. Tai pirmasis trimestras dar taip neišalina moters organizmo, bet jau ties antru mes dažniausiai susiduriam su mažakraujyste arba anemija. Tai yra tokia nėštukių palydovė Lietuvos zonai, galima būtų sakyti. Kodėl? Mitybos nepakankamumas čia mums kiša koją, turbūt sunku pasakyti, bet tai tikrai lydi daugelį. Ir čia jau tada iš karto paprasčiausias tai yra paduoti receptą geležies, kurią mes blogai toleruojam dažniausiai, atsiranda blogas skonis burnoj, obstipacijos arba vidurių užkietėjimas, kas būdinga būtent geležies preparatams ir moteris tada nenori vartoti. Tada kaip ir reikėtų keisti mitybą, bet kai kuri mityba, kur atrodo galėčiau vartoti netinkama, kaip pavyzdžiui, aš taip kartais juokauju raudono vyno taurę, ar ne? Negaliu, arba ten kokio steiko medium, bet kaip ir irgi nevalgysiu. Tai kaip čia ta mityba? Per ankštinius, per kažką, bet nežinau iki galo. Ir va čia man kartais kliūna, kad moteris kaip ir taip gauna tą tokį net kartais sąrašą iš gydytojo mitybos, bet pačios pasimeta. Kas čia tie produktai? Tai va čia tikrai reikėtų garsiai sakyti gydytojo akušerio ginekologo ir akušerio. Aš nesuprantu, kas ta raudona mityba dažnai taip būna įvardina, arba ten pilna krauja mityba, dar mes medikai mėgstam sakyti. Tai pasitarkit tiesiog ir papasakokit savo racioną, kas jums įprasta ir ką mes galim pridėti, ar ne? Čia tikrai, jeigu netoleruojam kažkokios geležies, kurią išrašė gydytojas, reikia ieškoti. Yra fitoterapinė geležis, tai yra iš augalų, kuri daug yra ir skanesnė, drąsiai sakau, nes ir vaikučiai ją geriau toleruoja, ir tolerantiškesnė. Tai yra organizmai geriau priima. Nėštumo metu organizmas visas toks sensibilizuotas, reiškia jisai įjautrintas, jisai tarytum šaukia, kad jeigu kažkas man nepatiks, aš greit pasakysiu tau, ar ne? Tai dėl to mes neturim kentėti, nors man, pilvas maudžia, dažnai matau, kad vidurių užkietėjimas yra, bet man gydytojas sakė, reikia tą geležį gerti, aš ją gersiu, ar ne? Tai ne, reiškia netinka. Galvojam toliau. Toliau, ką dažnai irgi matom ir susiduriam, tai moteris sako, jau čia jo, pasikeitė ta kūno ašis, man traukia viską, bet tai čia taip turi būti, aš pakentėsiu, aš laukiuosi, ne? Magnis. Atsakymas, greičiausiai yra magnis. Ir tikrai taip neturi būti, ir sportuojant mes magnį išeikvojam, mikroelementai visi, ar ne? Ir jeigu tiesiog aktyvi diena, tai tas pats vanduo turim atsimint, kad jį vartojam ir geriam, bet tai nėra prisotintas mikroelementų šaltinis, tai galbūt tai gali būti kitokio pobūdžio vanduo, kuriame bus, ar ne? O gal tai gali būti papildomai
ir papildai. Tai va tą reikėtų pasigalvoti. Ir aišku, labai noriu ir kviečiu, kad gydytojai lydėtų arba akušeris šitoj kelioniai, kad pagal jūsų kraujo tyrimą būtų pasiūlyta, būtų įvertinta, kaip jūs toleruojat vienokį ir kitokį preparatą. Ir tikėtina ir dažniausiai visada geriausia tolerancija būna, tai yra augalinės kilmės preparatam, nes kaip vėl grįžtam prie to paties, žmogus yra gyvūnas ir jisai gerai sinergijai veikia su gamta, ar ne? Cheminės kilmės preparatai nėštumo metu dažnai organizmas pasako, ačiū, netinka. Taip. Ir mano buvo irgi klausimas kitas, kokia jūsų nuomonė būtent apie augalinius papildus. Ir girdžiu, kad jūsų apie švelnius. Švelnius. Taip, žinoma, švelnius. Sakau, neštumas ne ta vieta, kur mes ir kartais net anotacijų moteris perskaito, bet neštumo metu negalima vartoti. Jau tikrai susidūrėt su tuom. Taip. Šiaip iš viso Lietuvoje kalbant, tu sužinai, kad laukiasi ir staiga tu turi nebesirgti, nieko nebenaudoti, nes viskas nesaugu gali būti vaisiui ir aš dabar nieko. Toliau ateis kitas etapas, mes dar neatėjom į jį, tai yra gims vaikelis, bus žindymo etapas, tai irgi jau nieko negaliu, nes aš dabar maitinu vaikelį. Tai netiesa, ta prasme, nes čia moteris yra tiesiog kitokioj būklėje, bet ji gali ir turi naudoti, kai kada net ir privalo naudoti tam tikrus preparatus, papildančius savo organizmą, nes jūs dalinatės ir organizmas veikia už du, ar ne? Taip. Du kraujotakos apytakos ratai, vaisiaus vystymasis, vaisiaus augimas reikalauja moters organizmo resursų. Ir kad tuos resursus papildyti, tai mums tikrai reikia papildų kartais. Ne? Taip. Aišku, kai man ateina moteris ir jau iš karto įsigijusi polivitaminų, tokį pakuotę, kas labai yra už kitose šalise madinga, galima tai būtų įvardinti. Tai amerikiečiai turi ypatingai tokią aiškę formulę paduoti iš karto tokią dėžę gražią, kur ten su nėščiosios pilveliu su drugeliais ir dabar va šitos gersi, tai bus viskas gerai. Tai taip irgi reikėtų žiūrėti kritiškai, reikėtų pradėti iš vis nėštumo metu, nes su vaikeliu tas galios skaityti anotacinį lapelį ir pasižiūrėti, o tai kiek čia ko yra, ar ne, nes tas polivitaminų vartojimas, tai, yra kartais ir gydytojai sako, mano šeimos gydytoja vaikų, kartais aš vis kaip mama, ar ne, serga tie vaikai, gal pasakysit, kokias tą piliulę, vis tiek aš jau, čia pasiduodu, kokių multivitaminų pagerti, sako, brangus šlapimas, jeigu norit, linkus esat, tai prašom, tai tikrai, tai, bjauriai pasakiau, bet čia yra apkraunama ir kepenų funkcija ir veikla, tai taip nereikėtų. Reikėtų pagalvoti, kas man reikalinga ir koks to preparato įsisavinimas, kaip iš tikrųjų jis bus įsisavintas, nes, jeigu ten yra tik tais želatina, tai gal nebūtina, gal suvalgysim želę. Bet Ieva, kaip paprastai moteriai, kuri nesidomi, kurie galbūt neįdomu tas vitaminų etiketės kalbėti, papildų, kaip suprasti, kaip jūs ir sakot, kas jai... Kiek jai galima, ką jai galima tuo etapą naudoti? Visų pirma, mes turim va čia šitoje vietoje informacinį srautą gerą. Tai tikrai galim paklausti tiek dirbtinio intelekto visų normų. Normas rašo ir jūs galite tikrai pasižiūrėti. Antras dalykas, tai nesigydom su dirbtiniu intelektu, klausim savo nėštumą prižiūrinčio mediko, ar ne? O tai kaip yra, tai ką aš galiu, kokios tos normos? Ir taip 3 kartus pamatavęs, 4 kirpk, nueik į vaistinės. Vaistininkai su visa pagarba farmacininkams, aš taip drąsiai nepasitikėčiau, nes tai yra momentas, kur irgi kartais kažkas kažką atstovauja. Tai dėl to aš vis tik tais, vaistiniai išsirikiavusias 4 ir taip pati darau kaip mama, ten nežinau, 4 preparatus, aš pati persižiūriu ir pasižiūriu. Tikrai paprasta suvokti ir pasižiūrėti, kokia yra to preparato koncentracija ir iš ko jis pagamintas, kokia yra pati kilmė, ar ne? Tai va tie tokie svarbus aspektai. Negalima pasitikėti dėl to, kad nupiešta graži etiketė ir dėl to, kad visos vartoja mamos, tai ir aš vartosiu. Tai ką mes vartojam visos tikrai nuo pirmų žinučių, kad pastojam arba kaip pradedam planuoti nėštumą, tai Lietuvoje folio rūgštė. Tai folio rūgštis yra iki 12 savaičių ar daugiau su gydytojo rekomendacija. Toliau iš esmės mes turėtumėm vertinti bendra klinikinius tyrimus ir žiūrėti, ko moteriai trūksta. Nes tikrai galbūt moteris ir nesusidurs su ta anemija ir nereikės į tų geležies preparatų, apie kuriuos jau čia ilgai kalbėjom, bet jis susidurs su mėšlungiu ir jai reikės magnio papildomai, ar ne? Aš, pavyzdžiui, 3 nėštume susidūriau su neįtikėtina, net negaliu skirti tokią komplikaciją, bet tiesiog kūno
signalu ir pati kaip akušerė nesugebėjau atpažinti. Vieną rytą aš pradėjau jausti valgydama granolą, kad man toks jausmas buvo liktais arba traška galima būtų įvardinti žandikaulis, arba kažkaip man jį rakina, nes aš negaliu. Ir aš taip įsigandau, nes man aišku, kaip medikui visos komplikacijos galvoje, kad čia gal jau iš viso nežinau kokia būklė ir reikia greitai priėmimą. Bet atėjau į darbą pas kolegas ir sakau, sakau, traška žandikaulis, taip, kaip ir viduj labai drebėdama, kad jau man viskas, bet, ir tokiais vyresnės kartos gydytojas, nuostabios mano mokytojas, paklausiau taip su tokiu ir jis sako, 3 nėštumas, magnio tavyje jau nebeliko. Ir tas paprastas, iškart suvedimas, kas čia vyksta, kad kaulinė sistema ir raumenų tiesiog sako, nebegaliu, ar ne? Ir tada sakau, o tai ką, tai sako, o tai kur tu buvai anksčiau, tau daugiau signalų buvo, bet mes lekiam, bėgam ir tų signalų neskaitom. Tai nėštumas ne tas etapas, reikėtų tikrai leisti savo ne ant sofos patogiai sėdėti, o leisti savo pradėti pažinti savo kūną. Ir tas turbūt, kaip ir sakot, leisti, priimti, duoti erdvės, netgi tam šitame etape, kai mes skubame, lekiame. Taip. Ir Ieva, aš dar norėjau, jūs jau labai plačiai apie mitybą kalbėjot, minit, kokia jinai svarbi, bet pati žarnyno mikrobiota, kiek jinai svarbi pastojus viso nėštumo laikotarpio, gal galite irgi plačiau. Mikrobiota iš viso yra toks, kaip sakau, kosminis mokslas, ar ne? Ir jinai labai svarbi ir ačiū Dievui, kad mes jau seniai, jau tikrai kurį laiką, galim sakyti, neseniai, aš nesakyčiau seniai, apie tai kalbam, nes nebūtinai mes apie tai kalbėjom, bet mes akušeriai su mikrobiota tai susiduriam tik vaisių išgimus, jau naujagimiui išgimus, ar ne, nes jis atkeliauja ar natūraliais gimdymo takais, ar per cezario pjūvio operaciją ir gauna mamos mikrobiotą. Kodėl tėčiai labai svarbus gimdykloje atsakymas, nes jie irgi uždeda ranką, būna ir čia visur yra viskas, visi mes dalinamės tuom, ar ne? O pati žarnyno, ta mikrobiota, mikroflora yra, kaip bazinis organizmo pagrindas. Ir jeigu ten jau viskas juda tie pagrindai, tai ir toliau judės ir kis, ir mes nežinom, iki kokių žalingų galim faktorių prieiti. Tai mamos mikrobiota tiesiogiai formuoja vaisiaus mikrobiotą, nes iš pradžių tie žmonės yra du viename, kaip aš kartais juokauju, o po to gimsta žmogus iš kur gavęs tai iš mamos. Iš mamos, taip. Ir tada tiesioginis kelias yra motinos pienas, ar ne? O motinos pienas kaip formuos irgi per moters organizmą. Tai todėl mes turim pagalvoti apie save ir kaip aš jaučiuosi ir kokia mano ta mikrobiota. Ir kartais galbūt praturtinti ją, jeigu jaučiam, kad kažkaip bendrai, ar ne, mums organizmas, žarnynas siunčia signalus, kad aš ne iki galo gerai jaučiuosi ir nesuprantu. Ir vienas iš tokių, pagrindinių gal paprastų variantų, kaip šnekėjau, mityba, miegas, tai ir žarnyno mikrobiotos atstatymas. Jeigu man kažkaip ne iki galo, tai gal pradėkim nuo to, tai tiesiog atsigręžkim, aišku, į lėkštę dėkim praturtintus produktus, tai ir auginti produktai yra, mūsų šalis tikrai turtinga receptais šitoj vietoje, ar ne? Bet galbūt ir papildykim organizmą ir pasižiūrėkim, ar nepagerėjo situacija bendrai visame prasme, nes čia yra mūsų pamatas. Ir kai jūs kalbate apie papildymą, tai galbūt turite omeny probiotikus? Probiotikai, jo, žinoma, aš sakau, pradėkim nuo lėkštės, bet po to keliaukim toliau. Jeigu reikalinga papildoma pagalba. O kalbant, jau pradėjom nuo žarnyno, bet pereinam prie detoksikacijos sistemų, kaip keičiasi jos irgi nėštumo laikotarpio, kas čia vyksta. Toksai, kaip sakau, kartais aš taip jau, dabar gal ir bjauriai nuskambės, nors norisi tą nėštumą visada piešti gražiai, ar ne, ir švelniai, bet šiaip tai moters organizmui nėštumas yra kaip stiprios pagirios kartais. Ne visom, bet yra. Ir tai yra apie tai, kad iš tikrųjų, tiek kepenų funkcija, tiek inkstų funkcija yra dviguba, ar ne, o jeigu ne triguba, ir visą tai turi atlaikyti moters organizmas. Pirmiausia, kas mums tai išduoda, tai yra dažnas šlapinimasis, tiek naktinis, ar ne, tiek
Moteris kitos sako, aš net jau riboju tą vandenį, nors vandens riboti negalima ir troškulys jau, žinokit, yra signalas, kad pavėlavote išgerti vandens. O grįžtant prie to, kad kiekvienas produktas suvartotas ir jis yra tikrai nebūtinai, ne, viską mes jau taip sveikai vartojame, dar kaupėsi, dar mūsų istorija organizmo, kokią mes ją atsinešėm. Mes čia dabar taip kalbam, kad jau mes visi labai sveiki, bet ne, mes turim ir gretutinių ligų, ir atsinešam iš vaikystės, ir iš visos savo gyvenimo kelionės. Organizmas atsineša būklę, ar ne? Tai va, tai tikrai reikia pagalvoti apie tai ir čia sudėtingas momentas, nes mes turime nėščiųjų toksikozę, tai yra būklė, kai moteriai pradeda neštėti organizmą 2-3 trimestre, dėl to, kad kepenų funkcija būna jau sutrikusi. Ir čia tikrai rimta būklė, yra labai stebima moteris ir tada jai tiesiog gali tekti užbaigti anksčiau nėštumą ir planuotai tą daryti, dėl būtent moters jau organizmo tokio kaip raudonos lemputės įsijungimo, ar ne, kad visko yra per daug. Tai tiesiog vertint, stebėti ir, patarimas mano būtų čia visą laiką konsultuoti su gydytoju. Taip jau eksperimentuoti nėštumo metu drąsiai, ar ne, apie tos visos detoksus nereikėtų, nes čia ne ta būklė. Bet, pavyzdžiui, ką čia, aš sakyčiau, ką reiktų paruošti, tėtį. Tėtį reikia paruošti irgi, nes jam ateina laikai, kai jisai nepamiegos naktį taip, kaip buvo įpratęs ir norėjęs. Jam reikės stipriausios sveikatos, palaikyti moterį, būti papildomom rankom, nes moteris žindo, tėtis užsiema visais buities rūpesčiais, tai reiškia visko daug labai patougės. Tai tikrai čia galima palinkėti vyram, kad besiruošiant ne tik emociškai tėvystei, iš praktinių palinkėjimų pasiruošti būtent detoksikacijos tokiai programai ir praeiti ją, pasigalvoti, ar ne, kažko gal užbaigti, ką naudojam žalingo ir pradėti naudingesnio savo organizmui, nes vis tik tai reikia sveiko, stipraus tėčio. Smagu girdėti, kad jūs taip paminit vis tėčio pagalbą, kuri, man atrodo, neatsiejama šitam etape. Ir dabar, kaip paminėjot, pakalbėjom apie detoksikacijas, tas visus procesus, aš prisimenu, vakar dariausi ir gliukozės tyrimą. Tai kiek svarbus, Ieva, tas cukraus balansas ir kodėl mes jį stebim ir kaip teisingai maitinantis gali išsivystyti, nes net gestacinis tas diabetas, kaip yra su šio klausimu? Tai darėt gliukozės tolerancijos mėginį, taip? Taip. Gerėt gliukozę. Taip. Ja, tai tas tyrimas yra daromas visoms moterims, tai yra skrininginis tyrimas Lietuvoje ir džiugu, kad jis yra, dėl to, kad gliukozės tolerancijos mėginys mums parodo, ar ne, kaip būtent nevalgius, koks yra glikeminis indeksas, kaip po to, kaip jisai išsidėlioja per kelias valandas ir ką mes matom. Tai šiaip nemažai dabar yra to gestacinio diabeto pagaunama už laikų ir vietoj, būtent dėl šito tyrimo dėka, dėl to, kad visos yra tikrinamos moteris. Aišku, kartais tai užtenka tiesiog koreguoti dietą ir endokrinologo konsultacija, žinoma, yra būtina, bet koreguojamas dieta, gestacinis diabetas nėra kažkoksai labai pavojingas ir moteris išsigąsta dažnai tos diagnozės jau, kad jau čia dabar sudėtinga, čia kažkas. Tai tikrai yra labiau dėl to, kad pagaunam pačioj laiku ir vietoj, nes organizmas, kaip ir minėjom apie, kad toksinų daugiau ar nesąlyginų, tai jisai dirba dvigubų ritmų ir kartais tiesiog tas biškutį pakelimas glikeminio indekso yra dėl to, kad yra vaisius ir viskas vyksta dvigubais resursais, ar ne? Bet jeigu yra tikrai stipriai išreikštas ir jau koreguotinas insulinų, tai yra reikalingas gydymas ir endokrinologo priežiūra, tai jau yra visai kita būklė ir čia tik tais konsultuoti su gydytoju ir gydytis. Čia neretai moterų būna kita baimė ir sako, tai aš pagimdysiu, viskas praeis, ar čia tikrai praeis, viskas tikrai praeis, tai yra būklė nėštumo metu. Tai reikia žinoti ir suprasti, kad tai yra reakcija organizmo. Kad iki to nedaeit, ar ne, tai va čia kaip su ta sofa ir sportu, taip ir su tuo kruasanu kas rytą su džemu, nes dabar aš laukiuosi, tai reiktų pagalvoti. Ir vis tik tai, aš kartais kviečiu prisiminti, kad augalinė mityba tai yra, tarkim, datulės dabar nėštumo metu madingos, ar ne? Skaičiau, kad 6 datulės nuo 38 ar 6 savaitės. Taip. Tai ir šiaip tas fitogliukozė, jinai yra naudingesnė, negu kad mes naudojame iš angliavandenių ar iš tokio cukraus. Taip.
Kas gali dar reguliuoti patį glikeminį indeksą, tai ir nuovargis, ta prasme, kad aš labai pati pirmą kartą nustebau, sužinojusi nuo pirmos dukros, nemiegotų naktų, kas yra cukraus alkis. Kai tu nemiegi ir tu atsikeli ryte ir tu nori griebtis pačių pigiausių cukraus produktų. Taip. Todėl, kad, ką sako mūsų organizmas? Aš pavargau, aš dekompensuoju, duok man greičiau pigios energijos. Tai va šitų resursų reiktų neišjudinti. Aišku, naujagimystės etape mamos ir tėčio naujagimystės ir naujagimio, jie neišvengiamai bus išjudinami, nes nakties ir paros režimas taps kitoks, ar ne? Taip. Bet tada turėti pasiruošus saugaus cukraus ir to, kuris galėtų jūs atstatyti ir tikrai galėtų duoti tų resursų, bet kaip mes šnekam, jisai būtų augalinės kilmės ir būtų kažkoksai tiesiog kokybiškesnis galbūt. Ne? Pas mus namuose yra tokia taisyklė, kurią aš esu įvedus, kad iš saldumynų pas mus yra datulės, juodas šokoladas 85%. Super, visi auksiniai patarimai. Ir kartais kameroj turiu dar irgi sveikuoliškų desertų, kurie yra be pridėtinio cukraus. O kai ateina svečių, žinau, kad jie tokių saldumynų nelabai mėgsta pasilepinti pyragėliais, tortais, tai tuomet geresnės sudėties parūpinu, bet tokia taisyklė, kad kasdien nebūtų, nes kai namuose nėra, tai tada yra mažesnis noras. Ir prisimint vaisius, ar ne? Ir vaisius, taip. Tai čia visiškai vardinot visas taisyklės, prisimint, kad dar po to geriau vandens. Taip. O šiaip tai vaisiai ir visi kiti produktai, kurie turi natūralaus cukraus, ar ne? Nepaslėpto. Nes man tai dar baisiausias yra tas paslėptas cukrus, kiek mes jo suvartojam, net nesuvokdami, ne, kad mes jį vartojam. Tai tas momentas. Bet iš tikrųjų nėštumas šiaip labai gražiai pažadina ir aš labai kviečiu, vėl atsisuksim į tuos tėčius. Nes taip, moteriai, tai jums atliktas glikosės tolerancijos mėginys, jūs dabar žinot ir tada tos informacijos ateina ir po truputį jūs įveda, toliau visą laiką ar ne, ir tą patį čia anemiją tikrina ir geležies koncentraciją, kągi dar mes čia žiūrim nėštumo metu, ir mikroelementus, jeigu moteris išsako kažkokius skundus, tą patį magnį galim pasižiūrėti ar ne. Tuo tarpu tėtis, kada mes darėmės paskutinį kartą tą kraujo tyrimą, kažkada. Tai nėštumo metu labai sėkmingai galite nueiti ar pas savo šeimos gydytoją, ar į privačią gydymo įstaigą ir pasidaryti tą tyrimą ir pasižiūrėti. Mes neturim gandro lizde tėčių programą tokią, kad tikrai ateik ir susirūpink savimi ir pasižiūrėk, nes pasiruošęs organizmas bus stipresnis tėvystės pirmam etape, kuris reikalaus resursų, o jeigu jis nepasiruošęs, jis pradės byrėti. Ir kas tada aplanko, žinot, greitai atsitinka daug infekcinių ligų. Todėl, kad mes tampame imlesni virusams ir visiems susirgimams, dėl to, kad neturim to bazės reikalo arba esam pažeidžiami labiau, ar ne? Ir po to prasideda dažni sirgimai, šnirkščiojimai, kažkokios neaiškios peršalimo ligos ir visi kiti daiktai, kurie nemalonūs virusai pavadinimais, kurie kimba. Tai šito mums nereikia, nes besilaukianti moteris savim rūpinasi, ar ne, ir jinai pasiruošia ir prie jos nelimpa, nors ir imlumas yra nėštumo metu virusam didesnis, bet nelimpa dėl to, kad laimės hormonai išvyti ir saugomės, tiesiog esam sąmoningesni. Tuo tarpu tėčiai kartais būna tie dalyviai, kurie ir atneša ir padovanoja, nes jie ir gyvena gyvenimą daugiau, eina į kolektyvus, grįžta į darbus, ar ne. Yra aktyvesni pradžioj naujagimystės visuomenės nariai, visur tiesiog eina ir tą pačią parduotuvę, kasgi bėga, tai tėtis bėga, ne? Ir jeigu jo organizmas neparuoštas, mikrobiota nuvažiavusi, ne, geležis gal irgi ten kažkur dugne seniausiai pasilikusi, gliukozė šokinėja paros indekse, taip, viskas priklauso nuo to, ką užgriebi bėgdamas. Tai taip, labas vakaras, štai ir jūsų virusai. Ir po to į tą šeimą, į tą gražią, pasiruošusią šeimą, nes naujagimis turi absoliutų imunitetą iš mamos ir žindimas jį saugo. Mama irgi dirbo daug mėnesių ir formavo, tai tėtis būna tas, kuris padovanoja. Todėl turim ruoštis visi. Taip. Dar jūs grįžtant prie klausimo, kad paminėjot labai po to nemigos naktų, kad
griebdavote angliavandenių. O norėjau pasiklausti, ir va, šituo etapu vis tiek yra streso nemažai. Ir moteriai, ir tėtis jaučia tą vidinį stresą. Kaip stresas daro įtaką nėštumui ir mamai visų šitų laikotarpių? Kodėl vis sakoma, kad negalima stresuoti besilaukiančioms ir Taip, iš tikrųjų, tai mes daug labai dalykų jau apžvelgiam, ar ne, bet atėjom į turbūt pačią svarbiausią temą šiuolaikiniai tėvystei ir motinystei, nes streso nemalšina dirbtinis intelektas, informacijos šaltiniai socialiniuose tinkluose, medijai, jis tik tai dar labiau auga, nes mes matom ir patiriam FOMO, kaip ten ta graži moteris išėjo iš gimdymo namų ir nusifotografavo jau ant aukštakulnių, ar ne, o aš čia kažkaip nesusitvarkau, arba ten besilaukiant jos niekas nevargina ir nekankina, jį visą švyti, tuo tarpu aš kaip vėmiu, taip vėmiau 12 nėštumo savaitę ir gyvenimas nešviesina, ar ne. Tai visų pirma, turim tikrai šitoj vietoj suvokti, kad kiekviena situacija yra unikali, individuali. Ir mano organizmas, čia labai gražiai, man viena mama, kuri šiuo metu laukėsi, žinoma, pasakė, muzikos atlikėja, sako, žinot, kai ateini į sceną, tai va, tu jauti, kad tu scenai ir niekas daugiau, tavo roliai ir šiandien šį vakarą nebus, ar ne? Tai va, tam nėštume irgi niekas daugiau nebus. Tai jūsų ir unikalus patyrimas. Ir jūs turit pasiruošti tam, kaip jūs galite geriausiai, nes vienas mes vienai priemam aplinką ir viską, kitas labai atsiriboti mokam. Tai tas imlumas, tas, kaip sakau, jautrumas, toksai išreikštas, toksai juslingumas, kiekvienos moters yra skirtingas, ar ne? Tai čia sako, oi, čia pradėjo lauktis, jau verkia, ar ne, o kita va visai neverkia. Gerai, bet mes skirtingi, taip kaip augalai šitie skirtingi, ar ne? Vienas labai žalias, o kitas švelniau žalias. Tai leiskim išbūti, neribokim tų savo emocijų ir jeigu man neramu, aš esu nėščioji, kuri turi daug klausimų, aš ateinu pas akušerį ginekologą su 3 lapais pasiruošus, tai taip yra jums, ar ne? Ir jeigu tas akušeris ginekologas jums jų neatsako ir jūs erzina ir jūs išeina tik dar didesnį įtampą, nes jums net žvilgsnis buvo piktas ir pasakė, kad ką čia dabar tai pasidomės internete, tai viskas keičiam gydytoją. Labai paprasti dalykai, turim atliepti savo poreikius, kad užtikrintumėm emocinę ramybę ir tokią pilną vertiškumą. Ir kitas niuansas čia yra dažnai, kad prisideda pokyčiai, organizmo pokyčiai, kurie, pavyzdžiui, mes neaptariam tokio dalyko, kad nėštumas, jeigu pirmam trimestre to pokyčio neturi, tai jau ir antram ir trečiam turės miego sutrikimus, nuo dažno šlapinimosi iki tiesiog dažnų prabudimų, iki gausesnio naktinio prakaitavimo, ne? Ir padėties, tiesiog nepatogumo miegant trečiam trimestre, pritarė gastroezofagealinio refliukso, kuomet yra rūgštingumas išreikštas vakare ir negaliu užmigti. Ar ne, dėl tų tokių dalykų miegas sutrinka. Miego sutrikus mes iš karto, ką turim, emocinius svyravimus, ar ne, nuotaikų kalnelius. Tai va toks paprastas sprendimas tai yra geresnė miego kokybė. Šiaip jau nuo antro nėštumo trimestro, jeigu tik tai galimybės moteriai leidžia ir jinai nedirba labai intensyviai, jinai turėtų turėti power napą. Tai būtų labai svarbu. Bet ne visom tinka ir lietuvaitės iš vis yra labai veiklios ir sako, oi, aš tai dienos metu nemegosiu, jūs galite įvadinti grožio miegu, kuom nori, aš ne man. Sakau, gerai, bet žiūrėkit, ateisim į tą etapą, kai negalėsit megot, kai norėsit, atrodytų miego neprikaupsi, ar ne? Ta prasme, šiandien išsimegau, rytoj neišsimegau ir viskas. Bet mes prikaupsim savo emocinę savivertę ir ramybę, jeigu būsim pailsėję maksimaliai. Dėl to sakau, prasideda nėštumas, važiuojam į ilgai užtarnautą kelionę ir leidžiam savo perjungti sąmonės būseną. Jau nėštumo metu norim keliauti, tai viskas, jeigu sveikas nėštumas, galim ir keliauti ir judėti tuom gerai, bet pabaigoje, trečiam trimestre, tiesiog užsitikrinam savo poilsio ritmą. Kiekvienam tas poilsis skirtingai suvokiamas, bet turim suvokti, kad mes ilsimės, ar ne? Nes mes kaupiam energiją. Ir jeigu susiduriam su nerimu, su kažkokiais nerimastingais etapais, galbūt ar ne, ir melancholija, nes nėštumo metu vyksta didelis pokytis, kad ir tas kūnas keičiasi. Ne viso moterim savo kūno virsmą yra lengva priimti. Ne visos tikrai džiaugiasi, kad oi, kaip aš spinduliuoju, kokia aš graži nėštukė, ar ne, kitos ir išgyvena, kad man visaip atrodo. Tai keliaukim pas specialistus, nebijokim ateiti pas psichologą,
Na, ar tiesiog, net ir kartais psichiatrą, mes generalizme, pavyzdžiui, turim gydytoją psichiatrą, kuris tikrai kartais, aš stebiuosi ir pati sakau, yra toks momentas dabar, tai yra tokofobija, tai yra diagnozė, kada moteris bijo gimdyti, ar ne, natūraliais gimdymo tokiais bijo gimdyti, tai kartais reikia pokalbio su psichologu, psichoterapeutu, jeigu turit savo terapeutą, nesustokite eiti terapiją, tai nėštumo metu ypatingai svarbu, po gimdyvinėme etape irgi turėkit kontaktų, kur nueiti. Aišku, yra ir tų linijų visų, bet aš manau, kad tas kontakto momentas yra svarbesnis, nes taip iškart pasikreipti kažkokią liniją, nors ir mums rašo ir sako, ten moters linija, dar kažkokia linija tėvų, kiek mes turime, ne to, kad paskambinti ir pasikonsultuoti, bet to čia ne konsultacijos momentas, čia palydėjimo momentas. Ir jeigu matom, kad yra blogai, yra nemiga, yra tikrai labai aiškus kažkokie nerimo atakos, priepuoliai, tai ateiti pas gydytoją psichiatrą, nes tai kartais yra suvaldoma medikamentų pagalba ir tiek nėštumo metu, tiek po gimdyvinių laikotarpių. Ar dažnai praktikoje pasitaiko? Tikrai taip. Šiuo metu ačiū Dievui, kad dažnai ir aš labai džiaugiuosi dėl to, kad kaip sakėm, šnekėjom apie tos pokyčius prieš kokius 10 metų, apie tai šiso net ir specialistai mes kalbėdavom pusę lūpų, emocinė sveikata ir toliau einam į visus mitybą ir visi kiti dalykai. Tai dabar, kaip aš juokauju, dramblys, ačiū Dievui, įėjo į šį kambarį ir mes galim pasakyti, ar ne, kad šitas dramblys yra moters emocinė sveikata ir jį garsiai įvardinti, ką su juo daryti tam kambarį. Mes vis dar, žinokit, ne iki galo žinom, nes ta prasme, ar čia kreipti moterį į pirminės sveikatos priežiūros centrą, ten žali koridoriai, psichologai veikia, ar pasakyti, kad vis tik šitą sistemą ne iki galo veikia ir jūs tiesiog turėkit savo kontaktus, ryšius, jeigu, kaip minėjau, turit savo psichoterapeutą, tai nenutraukit terapijos, viskas su tuo yra svarbu ir gerai. Ar kartais, aš sakau, turėkite draugių tinklą, tas irgi labai svarbu, ne? Nes mes nebūtinai turim tik pas specialistus išsikalbėti, išbūti tą laiką. Bet čia šioje vietoje su partneriu, pavyzdžiui, irgi ne visada yra noro pasitarti, yra lyčių skirtumai, yra tas gebėjimas, kaip mes šnekam, vyrai geba išklausyti, moteris geba šnekėti, ar ne, tai kartais yra, sakys, aš jau pavargau, aš tiesiog kitoj temui dabar truputėlį turiu kitų rūpešių, tai gerai, gal jūs turite, o gal mama, ir labai dažnai nėštumo metu mes atsisukam į mamas, į močiutės, į seseris, ta bendrystė tokia staiga labai svarbi tampa, į Anytas nepaminėjau, nes iš tikrųjų čia yra svarbus tas palydėjimas, ar ne, ir tas emocinis toksai susitelkimas, kad mes visi čia šalia yra užnugaris, o jeigu tau bus sunku, tai nėra gėda pasakyti, kad man yra sunku. Bet nepamiršti ir bazinių dalykų, nes kartais tikrai vakar turėjau pacientę, kur vienareikšmiai, jau moteriai bando, nes dabar mes jautrus toj temai duoti ten pogimdyvinės depresijos skalę užsipildyti po gimdymo, o aš jai sakau, o žiūrėkit, jeigu jūs dabar vieną etapą pažindysit vaikelį ir eisit miegot, užsidėsit akių raištį, ausų kištukus, nes tas juslumas po gimdymo yra padidintas, ar ne? Mes iš tikrųjų nebemiegam taip, kaip miegojom. Manęs dukra neseniai paklausė, 12 metė, sakė, mama, o tu kad nors miegi? Ir tada aš supratau, kad jau 13 metų, nes tiek nuo pirmo nėštumo, aš taip miegu kitaip šiek tiek. Ir taip, tai tas juslumas jis išlieka, bet mes turim pabandyti tada jį sustabdyti, kartais galbūt tai galėtų būti maisto papildų pagalba, ar ne? Taip. Kartais ritmu, režimu, rutina, kartais kažkokiais išoriniais faktoriais, kaip akių raištis, ausų kištukai, tamsa, ar ne, aromaterapija čia kartais puikiai veikia, glostymas, lytėjimas, ar ne, masažas, va šitoj vietoj dar labai gerai veikia, ar ne. Na, būdai, kurie jums tinka, o kartais ir medikamentų pagalba, jeigu iš tikrųjų moterį kankina pogimdyvinė insomnija ar nėštumo metu nemigos sutrikimai. Gerai girdėt, kad sakot, kad kreipiasi, kalba, aišku, kaip ir minėjot, būna įvairių atvejų, kuris individualios tos situacijos, bet pereinant gal į trečiąjį trimestrą, gal taip akcentuot, kokie jūsų nuomonė irgi didžiausi iššūkiai trečiojo trimestro. Iškart čiupsotis pradėjom. Trečiojo trimestro didžiausias iššūkis yra pagimdyti. Taip. Visas akušerė sako, pagimdys ir viskas praeis. Na tai, Karolina, simptomai didėja, nenoriu čia jūsų dabar gąsdinti, tai gal pabandykim taip gražiai apibrėžti, bet tiesiog organizmas, vienas dalykas, susiduria su vis didesniu vaisiaus svoriu, ar ne, vaisius vis didėja, vaisius padėties pasirinkimu, tai jisai juda
juda, ar ne, judesiai atsiranda aktyvus labai. Galų gale su nuovargiu moters organizmas pavargsta, tie resursai jau po truputį menkėja, o kartu, kaip mes šnekėjom, ir pasikeičia visas ritmingumas, pavyzdžiui, tas dažnas prabudimas, jisai vargina. Tai trečiam trimestre aš labiausiai linkusi moteris palepinti ir pasakyti, kad iš tikrųjų nesustok, jeigu tu sportavai, sportuok, arba eik ar ne, žingsnius tiesiog rink, bet kartu ir leisk sau, pavyzdžiui, pasėdėjus, pakelti kojas virš kažkur ar ne, užtikrinant mažojo dubens kraujotaką, leisk sau pamiegoti grožio miego, ar tiesiog gerai nemiegoti, bet nežiūrėti ekraną ir neskrolinti, o paskaityti knygą, patikėkit ir užmigsit, beskaitant ar ne. Leisk sau tiesiog, jeigu nenorit susitikti su draugiam, tai neiti susitikti, o jeigu nori, kaip tik eiti ir susitikti, ar ne? Tai labai pradėti girdėti savo organizmą ir jam tiesiog atliepti tos, kaip aš jaučiuosi ir ko aš noriu. O tų iššūkių bus visokių, svarbiausia, aišku, tai yra jūsų bendra savijauta, kaip aš jaučiuosi, trečiam trimestre dažnėja ir tankėja vizitai pas gydytoją akušerį, ginekologą ar akušerę ir vis daugiau ir daugiau tų susitikimų tampa, mums labai svarbi ir urogenitalinė sistema, tai šlapimo tyrimo nepamiršti visada atsinešti pas akušerį, ginekologą, tai labai daug pasako, ne tik tai kraujo tyrimai, pasako apie moters sveikatą, aišku, kardiotokogramos rašymas nuolat, ar ne, širdelę klausom, kaipgi tas vaisius jaučiasi, kaip jisai ruošiasi atkeliauti ir tikrai nebijoti ir nesufokusuoti tą nėštumo pabaigą, kaipgi čia bus, ar aš nepramiegosiu tų simptomų, jau žinot tą klausimą, ar ne, o kaip aš atpažinsiu, kad aš jau gimdau, o kokią įstaigą čia iki galo pasirinkti. Tai susiruoškit viską truputį iš anksto, ne kraitelį reikia ruoštis. Kraitelis, viskas gerai, jį irgi reikia sudėti, tiek mamos rankinę, tiek tėčio rankinę į gimdyklą ir namuose pasiruošti šiek tiek, bet mes gyvenam pertekliniai visuomeniai, ta prasme, daiktų pilna, užsisakysit, atveš kurjeris, viską gausit, ar ne? Esmė yra pasiruošti emociškai ir tikrai žinoti, kaip aš ką darau, kaip vyksta, kaip man pabandyti nusipaišyti tą scenarijų, bet iki galo vis tiek jau nesurašysim to plano, galim turėti 200 opcijų, vis tiek nebūtinai taip įvyks, nes gimdymo pabaiga yra dinaminis procesas, nėštumo pabaiga ir pats gimdymas yra dinaminis procesas. Tai svarbiausia yra pasirinkti gydymo įstaigą, kurią aš važiuosiu, atvykti maksimaliai pasiruošus, tai yra su savo maksimaliai gerais organizmo rodikliais, ar ne? Nepamiršti produktų, daiktų, kuriuos įprastai naudojat, vartojat, kad ir tos šilto vandens stiklinės, jeigu tai užtikrino ryte jūsų žarnyno funkciją pagreitinimo, pagerinimo, ar kad ir kažkokių savo malonių, mielų veiklų, ar ne, nežinau, ten kažkokios meditacijos rytinės, kurią atliekat ir darot, viskas gerai, viską tęsiam ir su tuo atvažiuojam gimdyti, su ta gera nuotaika, su tuo nusteikimu. Gydymo įstaigai jau reikėtų būti išsirinkus apie 37 nėštumo savaitę, nes 37 nėštumo savaitę, nėštumas yra išnešiotas ir mes jau tikrai galim rinktis, ar gimdysim vienokioj ar kitokioj gydymo įstaigai, jeigu gydytojas akušeris jums leidžia rinktis, jeigu yra didesnės rizikos gimdymas ir numatomas jisai perinataliniam centre, tuomet perinataliniam centre. Aišku, aš labai kviečiu nueiti ten, nuvykti, visos įstaigos dabar atviros dažniausiai ir nuotoliu yra seminarai, yra mokyklėlės nėščiųjų apsižvalgyti, nes žinom kelią, viskas daug paprasčiau. Jeigu aš žinau, kaip aš nuvažiuosiu iš taško A į tašką B, man kažkaip ramiau, ar ne? Jeigu aš pirmą kartą tą darau, tai vis tiek streso faktorius yra. Tai streso faktorius reikia visus minimalizuoti. Būtinai paruošti tėčius. Dėl to labai kviečiu ateiti mokymus. Nebūtinai Gandro lizdo tėvystės pradžiamoksliai mokymų yra daug. Pasirinkit savo geriausius ir puikiausius. Vyrams yra netgi dabar gydytojas vienas psichiatras daro mokymus. Tai tik tėčiams, ar ne, jeigu norisi būtent apie emocinę tą būseną pasikalbėti daugiau. Labai irgi puiku. Tiesiog tėtis turi būti stabilus ir pasiruošęs, o ne mama dar šaudyti akim gimdyklai, kaipgi tam vyrui sekasi, ar viskas gerai, kaip mes turim tą kultinę klišę, kad vyrai vis tiek rinta gimdyklose. Tai jie gimdyklose nekrinta, jo. Jie stiprus, bet jie turi būti pasiruošę ir žinoti, koks tai žingsniukas, po kokio žingsniuko keliauja, ar ne? O susitikus jau su jo didenybė naujagimiu, tai viskas vyksta organiškai, oda į odą kontaktas, jeigu tik tais galimybės leidžia, naujagimis yra sveikas ir mamos sveikata leidžia, ar ne, turėtų būti nenutrūkstamas, kalbant apie tą garsėją mikrobiotą, 1,5–2 valandos gimdykloje, kuomet būna visa šeima kartu, tėtis šalia, uždeda ranką, mamai vaikelis ant krūtinės.
vyksta žindymo inicijavimas, 9 magiški žingsniai. Vėl grįžtam prie to, kad organizmai mūsų gudrus ir jie gamtos dalis, jie žino, kaip veikti. Naujagimis tik užgimęs ir uždėtas mamai ant krūtinės pradeda ieškoti pats krūties, įvyksta 9 intuityvūs žingsniai ir jeigu niekas prie jo nelenda ir nieko nedaro, tai jisai susiras tą krūtį ir pradės žysti. To pasiekoje moteriai pradės trauktis gimda, valytis gimda, nes išsiskirs oksitocinas, laimės, meilės hormonas, kuris yra ir žindymo hormonas. Ir viskas vyksta puikiai savaime. Perkeliam jūs į palatą, kurioje gyvensit. Gydymo įstaigai būna šeima dar 2 paras maždaug, ar ne, jeigu viskas sėkmingai visiems. Čia mokykitės tiesiog ir mokykitės žindymo meno, mokykitės kaip adaptuotis šitam pasauliu su kūno virsmu, ar ne, kuris įvyko. Va čia įvyksta tas visatos susprogdinimas, kai jūsų 2 visata susprogsta ir pasidalina į 3 ar 4 žmonių visatą, ar ne. Tai tos pirmos paros yra labai jautrios, čia kviečiu pagalvoti apie save, ar aš noriu lankytojų, ar aš noriu tiesiog išbūti ramiai, ar ne. Na, o parvažiavus namo, po truputėlį grįžti savo rutiną, prisiminti labai moterims svarbu save. Tiek nuo mitybos, kaip vėl čia atsimušim į bazinius dalykus, su miegu bus jau kiti reikalai, ar ne? Bet tada vat ir pagalvoti, o kas man gali padėti, ne? Kas man padeda, galbūt šilto vonia su vaistažolėm, aišku, po vėlyvojo pogimdyvinio periodo, o galbūt puodukas tam tikros arbatos, ar ne, kuris mane nuramina. Prisimint savo mini ritualus, kurie, aišku, tuo metu bus tokie, kaip sakau, labai svarbus, bet ir labai sunkiai pasiekiami. Nes visko bus labai daug, bet rasti tame ir šeimoje pasidalinti, kad dabar yra mano ritualas ir aš jį turiu pasidaryti, tai yra išgerti arbatos puoduką ar pasivaikščioti, išvesti šunį, nesvarbu, bet rasti laiko savo ir prisiminti save, nes taip ir susidėliojam toj naujagimystėje. Naujagimis pats, aišku, nors toks mažas žmogus atneša daug iššūkių, tai yra naujų potyrių, ar ne, tai yra jam irgi kinta viskas, jie tiek daug patiria, jie taip greit adaptuojasi prie šito pasaulio, kad pirmas naujagimystės mėnuo 28 paros mažam žmogeliui yra taip, kaip mums maždaug metai. Tai kiek pokyčių įvyksta mūsų organizme, įvykių ir taip toliau, ar ne? Tai todėl mes jas turim atliepti ir labai išbūti tą laiką vertinant. Čia reikia žinių, kad neišsigąsti, kad kažkas neišgąsdintų. Reikia gero šeimos gydytojo, kuris lydės jūs per šitą kelionę, ar ne, kuris patars, kokius preparatus naudoti nuo garsiųjų pilvodeglių, kurių visi bijo, ar ne. O gal iš vis nėra tų pilvodeglių, irgi geras klausimas. Tai va, tai būti pasiruošus, kitaip tariant, šiam etapui. O žindymas tai iš viso, kaip mano pacientė sako, atskiras raketų mokslas, jam reikia ruoštis. O paskutinis tada mano klausimas, prieš paskutinis apie žindymą, kaip sakot, reikia ruoštis. Tai kada čia jau, kada reikėtų pradėti ruoštis? Šiaip iš visas pasiruošimas turėtų prasidėti nuo maždaug 30 nėštumo savaitės, kai išeinam, taip jau Lietuvos sistema sako, ar ne, jeigu mes Lietuvoje išeinam tą užplanuotą nėščiųjų atostogų laiką, kaip čia dabar visuomenė pyksasi, kad čia atostogom nereikėtų vadinti, tai aš irgi taip gal pritarčiau, kad ne atostogom, o tiesiog kita būsena kažkokius pokyčių, ar ne, laiką ir pradėti ruoštis, ar skaityti knygas, ar ateiti mokymus, ar žiūrėti, labai daug informacijos tikrai yra ir platformose įvairiose. Aišku, tai turi būti patikrinta informacija, nes dezinformacijos irgi yra, tai turėtų tikrai būti, žinokit, kas čia sako tą informaciją, medikai turėtų rekomendacijas dalinti, o ne bet kas, ar ne, nes tikrai susiduriam, kad kas nori, tas šaukia garsiai. Na va, ir jeigu jau esam gydymo įstaigoje, tai irgi gaukim visą informaciją. Kiekviena akušerė yra žindymo konsultantė ir jinai tikrai jūs pamokys ir išmokins. Akušerius sutiksit ne vieną ir ne 2 po gimdyvinėse palatose. Tai visą laiką visko klauskit. Tas 2 kelias paras po gimdymo ten ir esate tam, kad mokytis, ar ne? Ir išvažiuot namo sustiprėję ir paaugę. Aišku, žindymas savitas procesas kiekvienai moteriai ir jis kupinas kartais būna ir iššūkių ir čia galbūt kažkas sakys, ne taip jau čia lengva buvo, ne, ir skausmas buvo, ir uždegimo faktorius buvo, ar dar kažkas, tai taip, iššūkių tikrai gali būti, bet tada tam reikalingas specialistas. Taip kaip mes, kai turim iššūkių su gerklom, aš turiu, nes daug kalbų, tai pas gydytoją loristą, ne, tai taip ir kreipiamės į akušerę žindymo konsultantą ir sprendžiam tos iššūkius. Kartais tikrai čia
irgi reikia pastiprinti moterį, pasižiūrėti, galbūt reikalingi kažkokie papildomi preparatai. Aišku, amerikiečiai turi laktokukius, tai aš tokiais preparatais netikiu. Čia būna dažnai ir mitybos klausimas vėl atsitinka, tai ką man valgyti, aš nieko negaliu. Mūsų kultūra nelinksma, mūsų kultūra sako, nieko nevalgyk, viskas garinta, jokių daržovių, ar ne? Tai būkit kritiški ir galvokit labai logiškai visada, prisiminkim save. Taip, aš sakau, 9 klasės bazinis biologinės žinių kursas. Aš įsisavinu kaip maistą. Sukramtau aparatas burnos ar ne, tada stemplė, skrandis, plonasis žarnynas, ilgasis žarnynas, ir taip, storasis žarnynas ir taip toliau. Tai per kraują toliau tos maisto medžiagos mus maitina, ne, tos resursus, o ne aš nurijau kasnelį ir man pradėjo pūsti pilvą dėl to, kad ten, nežinau, yra medžiagų obuolyje, kurios pučia pilvą. Tai lygiai taip pat ir per placentinę kraujotaką. Mama suvalgė, jos mityba mums svarbi, jinai įsisavino ir per jos kraują į placentą pateko vaisiui. Identiškai tas pats procesas vyksta žindymo metu. Ir nėra jokio stebuklo, kad mamai pučia pilvą nuo obuolių, reiškia pučia pilvą vaikui, ar ne? Mes kažkaip sukoreliuojam, kad mama nieko nebegali valgyti, nes jin tiesiogiai veikia. Tai tikrai netiesiogiai, ji gali daug valgyti ir skaniai. Ir tas yra labai svarbu tiek emociniai sveikatai, tiek įsisavinimui, nes žindymas yra angliakasio darbas. Tu nuolat atiduodi, tavo resursus reikia nuolat pildyti, reiškia. Bet mes turim kartais pagalvoti apie produktus, kurie galėtų pagerinti, ar ne, moters sveikatą ir tikrai ne pieno kokybę. Čia šitoje vietoje nekoreliuoja, tiesiog pagerinti ką, tai moters sveikatą, o per tai atkeliaus ir ta kokybė. Mamos pienas gaminasi per kraują, tokia yra labai labai aiški žinutė, tą reikia atsinešti ir žinokit tą Karoliną, kad jūsų nieks nesuklaidintų, nes tikrai čia yra, turbūt dažniausiai klausimai. Ar tu tikrai turi pieno, kas nors būtinai paklaus, ir o ką tu gali valgyti, nežinau, čia salotas, kaip čia drįsti. Ir mums tas kažkur mamoms įsėda, o gal iš tikrųjų kažkoks atsitinka, ne, o gal aš čia negerai darau. Tai ir save praturtinti, ir maisto papildus vartoti, nuo pirmų minučių omega-3 reikia vartoti, nes kaip vartojam iki tol, taip ir dabar toliau vartojam. Organizmas jūsų dirba ir dirba dvigubą darbą, kaip ir nėštumo metu, taip ir žindymo, ar ne. Vitamino D koncentracija, jeigu gyvenam Lietuvoje, būtinai pasitikrinti, jeigu reikia vartoti papildomai, ar ne. Ir naujagimiam nuo 3 gyvenimo savaitės yra skiriamas vitaminas D. Na va. Ir galbūt esant kažkokiam situacijoms kažkas dar papildomai. Pavyzdžiui, dažnai moterims, nedažnai sergant, nenoriu tai pasakyti, nes moteris tikrai nedažnai serga pieno liaukų uždegimu mastitu, jos tiesiog jo bijo dažniau negu serga, bet jeigu pasikartojantis yra rimti, tai yra skiriamas sojų lecitino preparatas, tokia yra rekomendacija, ar ne? Tai vėlgi natūralios kilmės preparatas, kuris daro stebuklingus darbus. Kokius neišduosiu, sužinosit, o gal ir nereikės naudoti, jeigu reikės. Bet iš tikrųjų principas yra tas, kad visi tie produktai, kurie gali papildyti moters organizmą, žindymo metu tik natūralios kilmės. Supratau. Ieva, aš galėčiau jūsų klausyti ir klausinėti dar labai ilgai, bet jau turime po truputį užbaigti mūsų podcastą. Aš norėjau paklausti paskutinio klausimą. Kokia būtų ta svarbiausia žinutė, kurią jūs norėtumėt pasidalinti su mūsų auditorija, su besilaukiančiamis, susilaukusiamis moterimis, nuo savęs asmeniškai? Aišku, jinai nuskambės gal ir banaliai, bet, kaip sakau, banalume slypi dažniausiai tos tokios dažniausios tiesos, ar ne? Klauskit specialisto. Tai tikrai nebijokit. Specialistai dabar yra prieinami čia ir dabar. Ir parašyti tiek į Gandro lizdą visada galite. Mūsų ten jau dabar ir nemaža komanda yra, tiek ir kitiem kalbantiems medikams, ar ne? Nes gal kartais susiduriam ir nesukalbančiais specialistais. Tai nieko tokio yra kalbančių. Ir klauskit tiek, kiek jums būtų atsakyta į jūsų visus klausimus. Ir blogų klausimų nebūna, yra tik kvaili atsakymai. Taip, kad besilaukiančia šeima turi išlikti rami ir su visais savo atsakymais, kokiu jums reikia. Tai to jums ir linkiu, Karolina. Linkiu dar gražaus to 3 trimestro, žinoma, sveikatos. Irgi banalus palinkėjimas, ar ne, bet į tai telpa labai daug. Svarbiausias. Ir praturtinkit save, jeigu jaučiat, kad kažko trūksta, tai tiesiog sustoju, atsikvepiu ir pagalvoju, ko man dabar trūksta. Miego, tai leidžiu savo miegoti. Šitas etapas yra toks, kad galite
galite leisti savo tai, ką norit. Ačiū. Ačiū Jums, Ieva. kad pakvietėt.